Sveiki, kur matėte pirmą video, tas, kur buvo su žmogeliuku ir moteriškė. Pirmas video tai surinko 10 peržiūrų, o čia įdomu, kiek surinks. Čia antras video, kaip žadėjau, ilgai darytas, ilgai lauktas esu. Ir pats aš neturėjau savo asmeniniais reikalais. Žodžiu, neįtama čia. Pabaigiau šitą, tai ilgai užtruko, labai smagiai, audringai, įdomiai spalva čia. Toks, kaip čia atrodo, kaip laivas. O pasakyčiau, labai smagu, čia loginis darbas. Tai smegenims, kai čia pagal spalvas atrinks, pagal skaičiukus spalvas atrinks. Tai vat, tai labai džiaugiuosi, kad jo mano kanale yra 13 prenumeratų. Norėčiau daugiau. Tai pasakant, toliau tęsi šitą tapymą, kada kitas bus, tai nenoriu garantuoti. Šitą irgi labai ilgai gumą tempiau, nes aš dar ne tik šitos darbelius darau ir einu į savo kitus užsiėmimus. Tai va, tai žodžiu, kaip sakoma, matau, kad žiūrit mano video, matau, kad ši pirmasis video surinkė 10 peržiūrų. Tai va, tai žiūrėsim, kiek šitas surinks. Gal ir aplenks tą pirmą video. Tai va, tai dalinkitės, gal su youtuberiais kitais, ką aš keliu. Tai aš priimu komentarus gerus. Ką manote, ar kas iš jūsų, iš kitų žiūrovų, gal kokį darbelį pasiūlys tokį, ne tik laivelį nutapyti ir kokį kitą darbelį, kad būtų žinoti, kurį galima Kaune nusipirkti šitos tapymo priemonės, ne priemonės, darbelius. Įdomu būtų žinoti, kur Kaune yra tokias pirkimo centras arba šiaip parduotuvėlė. Kaip sakoma, įdomu žiūrėti, įdomu daryti ir šitą dalyką aš net negalvojau, kad čia mylimas žmogus pasiūlė pabandyti. Tai ir pasikabinau, nes būdavo tik telika žiūrimas, nuobodu būdavo. Tai ką, pabandžiau, patiko, visai geras darbelis, ne tik prie kompiuterio sėdėt ir spoksuot jie, kažkokius serialus žiūrėt. Tai va, tai grįžtant, aš norėčiau, pradėjau šitą darbą, gal ne į temą ten tie, kur kalbėjau. Pradėjau spalio pabaigų. Rugpjūčio, pradžioj, tai baigiau spalio 21. Tai va, tai ilgai dariau, mačiau, kad peržiūrų yra, dar kartą pasikartosiu, gal ir negalima taip daryti, 10, tai šitas žiūrėsim, kiek surinks. Būtų įdomu net ir būtų ir daugiau už tą peržiūrų surinkti. Tai va, tai laikinkit, rašykit komentarus, prenumeruokit mano kanalą ir žiūrėsim, kad toliau tęsti. O kur sakiau, kad gumytę darysi, tai negaliu žadėti, matau, mano skirtukai visiems patiko. Tai va, sakyti, įdomu žiūrėti jūsų. Tuose video įdomu pasižiūrėti, ką mano kolegos daro tokią darbelį, gal pasidalinsit irgi su manim.
Iki pasimatymo.